Dirbant su verslo liudijimu stažas kaupiamas tik tai pensijai, nebus ligos, motinystės, tėvystės išmokų. Tik pensijai nesmokamas mažesnis procentas 8,72, jeigu nekaupėt antroje pakopoje ir jeigu kaupėt 11,72 procento. Ir dabar čia klausimas, tai jeigu vienas mėnuo turi 22 darbo dienas, jeigu aš išsiperku verslo liudijimą 22 darbo dienom, ar jau aš sukaupsiu stažą? Tai reiškia, stažas su verslo liudijimu nepriklauso nuo to, kokiam laikotarpiu išpirktas verslo liudijimas. Stažas priklauso nuo to, kokios įmokos yra sumokėtos. Tai jeigu išsiperkate verslo liudijimą darbo dienoms visam mėnesiui, įmokas turėtumėte sumokėti nuo minimalios algos 8,72 procento arba 11,72 procento, jeigu kaupėte antroje pakopoje. Tik tada bus užskaitytas vieno mėnesio stažas, kai bus sumokėta įmoka nuo minimalios algos. Minimali alga 2026 metais yra 1153 eurai. Tai pelningų verslų ir protingų sprendimų.